čia yra pati svarbiausia mano gyvenimo vieta. Šita vieta yra pati svarbiausia mano gyvenime. Ir paskutiniam dienom, apie ką aš mąsčiau, tiesiog įžangai, ar ne, kad jeigu šitos vietos neliktų, kas liktų tada? Žinoma, Dievas, bet be šitos vietos, kaip aš ir kaip tu išstovėtum tas dienas, kurios yra nelabai labos. Dieve, dėkoju tau. Negaliu nepadėkoti šitą vietą. Negaliu netverti širdies jam šitoj vietoj. Ir tu taip pat sakyk, aš atveriu savo širdį šitai vietai, šitam balsui, Dievo balsui, nesvarbu per kokį žmogų jisai ateina. Galbūt taip pat silpniausias žmogus, bet kartais jisai prabyla per akmenį, per asilą, per ką nori Dievas, kaip nori nuspręsti, per tą ir prabyla. Dieve, Dieve, dėkoju tau. Žinot, ir atodusis irgi gerai prieš Dievą. Jisgi viską nuskaito. Mūsų ašaras, mūsų juoką, mūsų atodusius, mūsų bambėjimus, mūsų nepasitenkinimais, viską girdi. Ir viską suskaičiuoja. Svarbu, kad tu būtum tikras prieš jį. Nesumeluotas, nesuvaidintas, bet tikras. Žinot, dirbdama šiandien dienai jau su metaforiniam kortelėm, su biblioterapija, aš matau daug dalykų, kaip žmogus, jisai negali pamatyti, jeigu nėra atvaizdo. Nors sako, Dievas, nedaryk atvaizdo, jokio atvaizdo neturėk, bet jisai ne Dievo nemato, jisai savo širdies nemato. Jam reikia, kad pamatyti, jam reikia spalvos, jam reikia formos, jam reikia kažko dar, kas atspindėtų jį patį. Man šiandien to reikia, aš pamačiau, kaip aš jaučiu, kad kažkas tai mano širdį yra ne taip. Bet nežinau. Žinoma, aš galiu atsiversti šventą raštą, Dievas nusprendžia per ką kalbėti. Bet ten yra taip pat simboliai, juos taip pat reikia nuskaityti. Ir jeigu tu nežinai, ką reiškia simbolis, tu nesuprasi, kas tavo gyvenime yra. Tai yra labai svarbu. Žinot, užmečiau akį, nes įsigijau naują knygą apie spalvas, Gyvenimas pagal spalvas. Labai rimta knyga. Ir ten rašo, kad spalva tai nėra daiktavardis, tai yra vieta. Ten, kur susitinka tavo akis ir tas daiktas, į ką tu žiūri. Man tai buvo apreiškimas, žinokit. Man tai buvo apreiškimas. Ir kad tai yra veiksmažodis. Dar geriau. Spalva yra veiksmažodis. Ir žinoma, kadangi Neringa paminėjo knygas, kad gyvenimas pas mane be knygų nebūna, tai šiandien ir atsinešiau knygą, vieną knygą šiandien atsinešiau, nesinešiau visų, tada buvo kitas laikas, tada buvo studijos, tada buvo magistratūra ir tada aš rašiau darbus. Ir tame laike man užkliuvo toks pavadinimas – Akedija. Ir galvoju, kas tai yra per daiktas, su kuo jis yra valgomas. Ką jisai daro krikščionio, vienuolio ar bet kokio kito tikinčio į Dievą žmogui? Apie ką jisai yra? Ir žinot, aš pamačiau, kad tai yra labai svarbi vieta. Akedija tai yra labai stiprus dalykas esantis krikščionio gyvenime ir net ne pozityvus, jis yra negatyvus. Šitas žodis, jeigu jisai tarpsta krikščionių gyvenime, jis atneša negatyvumą. Nes akedija, ir aš pasirašiau, kad yra flirtas su mirtimi.
Tai yra rimta. Kad kėdė yra niūrumas, nuovargis, prislėgtumas, liūdesys, pasidavimas, bjaurėjimasis viskuo, melancholija, bodesys, tingulys, vidutiniškumas. Ta prasme, kas neleidžia man pasireikšti, kas neleidžia man gyventi pagal mano širdį, ką aš jaučiu. Aš jaučiu, kad aš šiandien turiu atsinešti kažką čia į šitą vietą, bet neatsinešu. Ar pagal Dievo žodį tai nėra nuodėmė? Sako, jeigu tu tiki ir nedarai tuo, ką tiki, argi tai nėra nuodėmė? Tikėjimas matomas iš mūsų darbų, jis yra vaisius mūsų tikėjimo. Ir jeigu aš ateinu čia ir tik save atnešu, jeigu tik save, savo šikną atnešu ant kėdės, padedu ir tik tiek, ir ką aš tada deklaruoju, ką aš išpažįstu, ką aš pranašauju ir ką aš pamokslauju čia. Kas iš to? Bergždžia viskas. Bergždžia. Kaip moteris nepagimdanti bergždžia. Taip, o Jeruzalė gimdo vaikų. Ir dar vienas apibrėžimas akedijos, tai yra sunkus rūkas apgaubianti sielą. Apgaubianti sielą. Taip. Kai malda tampa tuščia. Ir kai tuščia malda, ar mes ilgai galim melstis, jeigu neišgyvenam kažko, jeigu nesusitinkam su juo. Tikėjimas blėsta, o dvasiniai tikslai atrodo nepasiekiami. Ar tai ne mirtis? Ar tai neatneša vidinio susiskaldimo? Ar tai gyvenimas bet turi prasmę kažkame? Nes dar toks dalykas, kad prasmė, aš galvau prasmė, tai pasiekti kažką tikslas, sako ne tik tai, ne tik tai kryptis, į ką tu eini. Bet ir tavo reikšmingumas yra prasmė. Kam aš esu šitoj žemėj? Dėl ko aš čia atėjau? Patys svarbiausi klausimai. Vienoj knygoj tikslo gale perskaičiau tokias eilutes, kad patys sunkiausi klausimai atsakyti yra, kas aš esu. Ir dėl ko aš esu. Ką aš čia turiu nuveikti šitam gyvenime? O žodis iš graikų kalbos reiškia nepakankamos pastangos. Tai reiškia rūpesčio nebuvimas ir nepakankamos pastangos. Tai pažiūrėkim į savo namus, tiek fizinius, tiek dvasinius namus, tiek šituos namus, kuriuose mes čia susirenkam, ar aš pakankamai rūpinuosi savo vidumi, kada paskutinį kartą žiūrėjai į veidrodį, savo sielos veidrodį, kada paskutinį kartą žiūrėjai. Žinot, aš vienam žmogui pasakiau, kai jisai sako, oi, aš to nenoriu, jeigu man taip gerai, aš nenoriu. Sakau, kada tu žiūrėjai į save paskutinį kartą veidrodyje? Ar kokį tu ten pavidalą matei? Ar tau patinka tas vaizdas, ką tu matai? Tai ar tau patinka tavo siela? Tai, ką tu matai, ką tu pasiekiai arba ko nepasiekiai, nes yra dvi pusės, viena, ką pasiekiau šiandien, ir tai neginčiama, tai yra rezultatas, ir ko nepasiekiau. Šitą knygos dalimą aš dalinausi mūsų puslapyje. Kas skaitė, turėjote atrasti apie kriticizmą. Kad vidudienio demonas ateina kritikuodamas. Jis ateina kritikuodamas. Ir šitoj knygoj taip ir vadinasi, nežinau, matysis tikriausiai vidudienio demonas, taip ir vadinasi jinai. Tai
autorius rašo, kad liūdesys, nusiminimas, apmaudas ir kartėlis vienuolio arba tikinčio. Aš jau čia į skliaustelius įrašau, tikinčio gyvenimo kontekste bus išties savotiški. Jie be kita ko gali pasireikšti polinkiu sistemingai kritikuoti. Nes kai aš nuliūdęs, nes kai aš nematau prasmės, kai aš negaliu nueiti į tikslą, kurio siekiu, kai mane tas apmaudas aplanko, aš labai greit pamatau kitus, kaip kitam sekasi. Bet aš niekada neužduodu savo klausimo, ką jis padarė, kad jis turi rezultatą. Kokią kainą sumokėjo tas žmogus? Žinot, labai gera iliustracija, aš duosiu savo pavyzdį. Kažkada mano sesuo baigė mokslus. Ir ten buvo didelė šventė toj mokymo įstaigoj, buvo sveikinami absolventai baigę mokslus. Ir aš sėdėjau su gėlių puokštė, nes atėjau pasveikinti natūralu. Ir aš galvoju, Dieve, ir aš norėčiau tokios šventės, kaip faina. Sako, o vidinis balsas sako, o ką tu padarei, kad tokią šventę turėtum? Nes tas žmogus, nes tavo sesuo arba tie, kurie baigė, jie mokėsi, jie nemiegojo naktis, jie rašė darbus, jie darė atsiskaitimus. Tai nebuvo taip pirštų spragtelėjimų. Jie dirbo. Lygiai tas pats ir čia Dievo namuose. Galatams sako, kad pirmiausiai pasirūpinti namiškiais. Pirmiausiai. Ir tikėjimas be darbų yra miręs. Parodyk darbus, aš pasakysiu, koks tavo tikėjimas, Jokūbas sako. Nes jeigu tu deklaruoji, kad tu tiki, bet tu nieko nedarai, meilė yra veiksmas. Jeigu aš myliu Dievą, reiškia, aš turiu taip parodyti, kad aš jį myliu. Nes kaip tu pamatysi, kad aš, Danutė, tave myliu? Arba, Onutė, kaip tu pamatysi, kad aš tave myliu? Iš ko? Kad aš tik pasakysiu, gerai, vieną kartą pasakysiu myliu, antrą kartą, o kas toliau? Sekantį kartą sakysi, girdi, tu nebekalbėk šitaip, nes tu nei tu myli, nei tu ką. Nei tu nori susitikti, nes tu man gal ir net nepaskambini per mėnesiais, tu gali gyventi kažkur. Tai yra dvasinis abejingumas. Akedija yra dvasinis abejingumas ir tai yra baisu. O dar baisiau, kad toks dvasinis abejingumas, tai prašo knygoj, kad jisai būdingas net labai stipriem tarnautojam. Tai nėra tik silpnųjų. Nors kartais silpnieji labai taip jaučiasi nematydami. Jie galvoja, kad tas, kuris stiprus, nemokėjo kainos. Ir jie galvoja, čia tik iš jų reikalauja kažko, ar ne? Nes, ir pailiustruosiu šitą knygos žodžiais, Akedijos apimtas žmogus niūriai, tiksliai prisimins visus įžeidimus, neteisybę, net jeigu ji yra tikra ir net jeigu yra menama, jeigu aš ją pati sugalvojau. Jeigu pro mane ėjo žmogus, kuris kažkokiom mintim, sunkiom gal ruošėsi tarnavimui ir visas buvo susikaupęs ir savyje praėjo pro mane, o aš stoviu ir galvoju, jis su manim nepasisveikino, tai reiškia, kažkaip tai mane įžeidė. O tu nežinai, ką jisai tuo metu mąstė, ar jis iš vis matė tave, nes jo mintis buvo. Žinot, mes galim teleportuotis. Pagal tai, kaip mes mąstom, mes galim sėdėti čia per pamokslą ir nebūti čia, bet kepti blynus virtuvėje. Tai yra drąsiai. Aš kalbu iš savo patirties, nes tai būdavo anksčiau. Gadžetai dabar irgi padaro savo darbą. Kad jeigu man neįdomu arba kažką, aš galiu įlysti į gadžetą ir sėdėti gadžetą ir viena tik ausim girdėti, viena girdžiu, o pro kitą viskas išeina. Šiandien mano išsilavinimas leidžia taip kalbėti ir barti,
ir guosti, ir viską daryti, todėl kad aš per tą patį, brangieji, kaip ir jūs, aš taip pat galiu linkus būti kritikuoti, būti nepatenkinta. Visiems. Bet žinot, šitoj knygoj yra labai puikiai išeitis. Taip, bet reikia žinoti, su kuo susiduriu. Reikia atrasti, su kuo aš šiandien susiduriu. Kas mano širdyje iš tikrųjų. Žinot, anksčiau buvo sakoma, neabejok Dievu. Man kartais atrodo, kad mes beabejodami Dievu, kabutėse, pamirštam, kad savim reikia suabejoti. Kaip aš matau, kaip aš suprantu, kaip aš priimu. Nes mano siela, jinai negeba tikėti ir nedaryti. Jeigu jinai sako, kad tiki, jinai turi daryti. Jeigu jinai nedaro, jinai nesugeba suprasti, kad yra išgelbėta. Nes nėra taip, kad išgelbėjimas priklauso nuo mano darbų. Bet darbai yra taip pat svarbus. Nėra darbų, nėra tikėjimo. Yra dvi briaunos. Vienos atsisakius kenčia viskas. Taip. Bevaisiai. Ir tikėjimas be darbų bevaisis. Ir taip ir kitaip. Na gerai, ir kokia ta išeitis? Nėra kitos srities, kur žmogus būtų labiau pažeidžiamas negu jausmų sritis. Bet į savo širdį nueinam ir susirandam, kur aš esu labai pažeidžiama. Ir jeigu randi, apsikabink dabar save užsimerkus. Ir pasakyk, aš tave labai myliu. Išgirst tą tylą, tą tamsą, kai tu užsimerki toj tamsoj kaip kiaušinyje. Priimk save, tada bus lengviau priimti kitą. Haleliuja, Dieve. Dėkoju už tas patirtis, kurias patiria kiekvienas. Nes išlysti iš to kiaušinio ir reikia drąsos, Dieve. Ir toje tamsoje kiekvienas žmogus gali susitikti su savimi. Ir išgyventi meilę savo, priėmimą savo. Jis jaučiasi vienas, nemylimas, nesuprastas. Tai kai pasijausi toks, nueik į tą vietą, į tą kiaušinį, apsikabink save ir sakyk, aš tave suprantu, aš tave priimu, aš esu ne vieniša, aš esu ne vienišas. Nes iš tikrųjų mes turim du resursus. Vienas yra vidinis, kas yra mumise visada su mumis. Kitas išorinis, tai yra draugai, tai yra bažnyčia. O Dievas yra ir išorinis resursas, ir vidinis, nes jis gyvena manyje. Ir jis yra visur esantis ir viską režisuoja. Žinot, kartais mes išsitempiam. Kažką reikia padaryti ir ką aš čia viena, ir čia niekas neprisijungia, ir čia, bet tai būna kartais su krikščionim, ar ne? Ir žinot, kai nuleidi garą ir sakai, o dabar aš padarysiu taip, kaip jaučiu iš širdies. Vat ką aš noriu atnešti į tą vietą, į kurią einu. Ar čia, ar pas draugus, nesvarbu, kur ta vieta, nes tu atneši Dievą nueidamas ten. Tu eini su Dievu ten. Ir tu pagalvoji, ką aš galiu iš širdies padaryti, taip kaip aš noriu, ką aš noriu duoti. Žinot, aš pati savo praktiką prisitaikiau. Ir man buvo toks klausimas, ką tu duodi, ką tu norėtum duoti, jeigu tai būtų iš širdies.
Ir kai tu užsiduodi savo šitą klausimą, labai viskas pasimato. Tai aš labai susimašiau, o ką aš norėčiau duoti. Tau, visiems, Facebook'e, veidaknygiai mūsų. Ką aš norėčiau tiem žmonėm duoti ir ką aš norėčiau jiem pasakyti. Ar aš noriu atnešti viltį? Ar aš noriu suteikti džiaugsmo, tikro džiaugsmo, nesumeluoto džiaugsmo? Kai žmogus įkelia postą ir sako, kad aš elgiuosi su kitais taip, kaip jie į mane. Mano klausimas buvo, o kaip tu elgiesi su savim tuomet? Kai tu neteisingai kažką padarai, ką tu tada savo sakai? Nes jeigu tu jiems sakai nelabus žodžius, o ką tu savo sakai? Lygiai taip pat kvaiša arba dar kažkaip tai gražiau, ar ne? Išvadini save visokiais žodžiais. Ar nuo to tavo gyvenimas palengvėja? Taigi, iš tiesų dėl to atsakingi ne broliai ir seserys, ne kiti tikintis, ne kiti žmonės. Jie tik atspindi mumis. Bet tai yra tokia liga arba nuodėmė kaip filautijos. Filautijos. Tai yra meilė savo per didelė, susireikšminimas arba per daug jautru ir aš taip save myliu, kad aš tiesiog negaliu kitaip reaguoti. Egocentriškas, bet čia šitoj knygoje vadina švelnumu savo. Švelnumu savo. Kai aš per daug savo švelnus ir reikalauju, kad visi aplinkui į mane taip. Kaip yra žmonės, kurie yra priklausomi nuo romantikos. Jiem nėra gėlių, jiem nėra žiedelio, jiem nėra dar kažko ir jau yra tragedija. Bet gyvenimas nėra tik romantika. Gyvenimas yra apie kitką. Gyvenime ne tik aš turiu gauti, bet aš turiu ir duoti. Ir jeigu aš šiandien negavau, tai nereiškia, kad aš rytoj negausiu. Ir man nereikia čia dabar cypti, trepsėti kaip tam mažam vaikui kojomis, kad man duokit ir čia ir dabar. Nes tam yra pamokos. Vienuolis taip pat daug murma ir kritikuoja, kad pamiršta šlovinimą. Tada Akedijos demonas pasitelkia visas priemonės, kad sugadintų jo maldą. Tai va šita bjaurystė, jie ateina sugadinti maldos. Nes ką daro žmogus, kai jisai tos Akedijos apimtas? Jisai blaškosi po savo namus, po šitą vietą, bet kur nuėjęs. Ir pamato, tai tą reikia pataisyti, tai tą. Ir jį nuo maldos gyvenimo jis yra atitraukiamas. Jis tada nevaisingai meldžiasi. Nes jo fokusas nebėra Dievas. Jo fokusas nebėra bendravimas su Dievu. Jo fokusas yra nukreiptas į kitą pusę. Tuomet vienuolis arba tikintysis, jeigu įrašysim tą žodį, netenka dvasinio kvėpavimo ir rizikuoja uždusti. Lyg jiems tiktų oro. Ne veltui tai yra flirtas su mirtimi. Tada jis bet kokią kainą stengsis išsivedinti kitur. Ir ką dabar daro šitas tikintysis arba vienuolis? Jis eina pas kitą tokį patį. Ir sužeidžia. Jisai susižeidęs pats ir sužeidžia kitą brolį ir seserį. Vietoj to, kad nueitų į savo vidų, iškedentų ten savo tas plunksnas, sielos, pažiūrėtų į veidrodį, jis nueina pas kitą
ir susiranda savo kompanioną. Ir dabar jau ne vienas daro, o jau dabar 2 ir 3 ir 4, nes tai dauginasi. Tačiau tai neišplės jo širdies, o greičiau sustiprins prisirišimą prie savęs. Tai tam tikra savigaila, nes jeigu man reikia švelnumo savo, aš labai pradedu gailėti savęs. O savigaila yra narkotikas. Kuo daugiau gailiesi, tuo labiau jį tave atakuos. Todėl savigailos išsižadėti, sako, gyvatės bus po jūsų kojom, va tą gyvatę reikėtų dėti po savo kojom ir trypti Kristaus vardu. Nes šita bjaurastis užnuodės visą gyvenimą. Žinot, kai aš buvau jauna krikščionė, nepasakysiu, kiek čia tų metų atgal, bet tikrai ne taip jau daug, kaip dabar jau esu. Aš atsimenu, kad mano gyvenimas tikrai nebuvo lengvas, bet aš vaikščiau su tokiu, kaip vidinė tokia ranka atkišta, kaip man blogai, kaip tas nevyksta, kaip anas nevyksta, ir čia vyras geria, ir čia ten viskas darosi. Ir vieną dieną mane aplankė mintis, o tu galvoji, kad pas kitą tai lengviau, bet jis nedėjuoja. Jis nevaikšto tą duoneliautojo ranka atkišta. Tegul nėra fizinės rankos, aš nejau išmaldos neprašiau, bet mano ta širdis surambėjusi, jinai vaikščiojo va taip va. Kai aš negaliu savim pasirūpinti ir artimieji mato, ta vidinė ranka jinai kažkaip matoma yra. Ir tada tas artimasis sako, imk, nes tu neturi. Bet tam, kad turėti, reikia kažką padaryti. Prisijimti atsakomybę. Nebūti tuo vidutinioku, nebūti tuo, kuris aplaidžiai žiūri į kažką. Nesako toks ryšys, kada žmogus savigailoj, kada labai nori to švelnumo savo. Jis yra kalėjime. Jis yra kalėjime. O kalėjime reiškia, būti kalėjime gali būti lengviau su laisva širdim, negu būti kalėjime su jau surišta širdim. Nes mes žinom apaštalų darbuose, kaip buvo Paulius pasodintas, kaip jie giedojo giesmes, kad visos kalėjimo sienos drebėjo. Tai yra laisvo žmogaus. Bet jeigu tu gyveni gailestyje, tu esi surištas, tu negiedosi šitų giesmių. Ir tu neišsivaduosi iš savo kalėjimo. Pamokslauju, žinokit, savo. Pamokslauju savo. Nes kartais širdis yra linkusi pamiršti nekurios dalykus. Ir širdžiai, kad jinai nesurambėtų, reikia priminti. Tad jam reikia priešingai pažvelgti į rytus. Žmogui reikia pažvelgti į rytus. Ką reiškia rytus? Ką reiškia aušra, Danute? Pažiūrėti į Dievą. Pažiūrėti, kai man skauda, pažiūrėti į Dievą, atsisukti į jį ir pašlovinti. Nes Karalių knygoje sako, kad tauta išėjo, nes priešas artinosi. Labai galingas, daug tūkstančių kariuomenės. Ir jie meldėsi ir pasninkavo. Ir Dievas sako, išstatyk giedotojus. Išstatyk giedotojus. Ir šitam kare
stovėjo pirmi giedotojai, šlovintojai, garbintojai, kas kiekvienas iš mūsų ir yra. Giedotojas nėra tas, kuris ryte stovi ir kviečia giedoti ant scenos. Giedotojai kiekvienas mes esam savo gyvenime. Ar tu giedi ryte kepdamas blynus? Nes tai irgi giedojimas. Plauni grindis, ar tu giedi jam? Nes moteris sako, yra karalienė. Tinka ir vyram. Nes sako, Kristaus nuotaka yra nuotaka, tai tame yra ir vyrų dalis. Tai nėra tik moterų dalis. Jeigu nėra nei vyro, nei moters Dieve, visi mes esam jo nuotakos. Ir bet kokį darbą darydami, mes galim jam giedoti. Taigi pažvelgti į rytus, iš kur ateis viešpaties pagalba. O ji tau tikrai ateis. Ir išvaduotas nuo kartėlio tikintysis gaus ramybės dovaną. Ir jis bus aplankytas. Haleliuja, Dieve. Haleliuja. Nėra didesnės meilės nei tavo. Nėra didesnio pasiaukojimo nei gyvybę už mus atiduoti. Haleliuja, Dieve. Pasieki mumis sėklą, kuri norėtų ir verštųsi atnešti tau vaisių, tą pirmieną, ne tik finansinę, dėmesiu, rūpesčiu, darbais, įsipareigojimu. Nes sako, eikit į kalnus, pargabenkit medienos, statykit namus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, išsivalykim širdį ir eikim tą lentą prie lentos, neškim čia. Darykim gerą savo namiškiam. Kam reikia paguodos, paguoskim. Kam reikia paverkti, paverkim. Kam reikia su kuo pasidžiaugti, pasidžiaugkim. Nes bėda yra ne tik tai, kad neturim su kuo paverkti, kartais ir pasidžiaugti neturim su kuo. Ar jum taip nebūna? Nes jeigu pasidžiaugi, tai tada, galvoja, tai jam geriau sekasi nei man. Tai vat jam Dievas daugiau davė nei man. Mes lyginamės. Pats bjauriausias dalykas, kai mes lyginamės. Pats šlykščiausias dalykas, kai mes lyginamės. Nes Dievas duoda visiems savo dovaną, kiekvienam savitai. Visi mes šitoj vietoj reikalingi, su visom dovanom, su visom klaidom, nes iš to mes išgaunam patirtį. Išmintis nėra tai, kad aš žinau Bibliją nuo pradžios iki galo. Jeigu jinai yra tik čia, jeigu jinai nėra čia, vargas man. Jeigu aš nežinau nė vienos eilutės, pagal kurią gyvenu, vargas man. Nes niekas iš švento rašto neišsipildys, brangieji. Va kur bėda. Jeigu nėra širdyje, jeigu jinai negyvena, jeigu aš neimu tos eilutės ir jos nenaudoju. Jeigu yra pasakyta šelpti, reiškia, jeigu man tai rezonuoja, aš šelpiu. Jeigu aš ten virtuviai kažką darau, reiškia, aš virtuviai darau. Jeigu aš plaunu grindis, reiškia, grindis plaunu. Tai irgi dovana. O mes galvom, kad dovana stovėti čia prieš visus. O kitaip, ką žinau. Kam daug duota, iš to ir pareikalaus. Kas daug kalba, iš to ir pareikalaus. Arba ne. Matot, kaip yra, Dievas sako, kad
kad atėjus laikui, žinai, ir tas laikas kartais ne iš karto ateina. Jo, tas laikas, todėl ir pasaulis bando Dievą ir galvoja, daro aibės, šunybės visokias ir iškrypimus visokius. Ir jie galvoja, mūsų niekas nenubaus, nes niekas iki šiol ir nenubaudė. Gal. Bet tu nežinai, kada tas laikas ateis. Kada jisai pjaus savo vaisių. Jeigu ne pats tai vaikai arba anūkai. Kas čia žino? Nedaug Dieve, aš nelinkiu nei vienam patirti Dievo bausmę. Bet kartais geriau bausmė negu gyventi visiškai tokį atsimetėlio gyvenimą ir nevaldyti savo emocijų, žodžiu. Tai va, pasidalinau tai, kas iš mano širdies, apie ką mąsčiau visą savaitę, nuo sekmadienio iš tikrųjų, nes galvoju, kad reikia kitos briaunos, kuri užbrėžtų, kuri sustatytų į vietas, nes tikrai nėra tikėjimas be darbų. Ir darbai nėra tam, kad užsitarnauti gyvenimą, bet tam, kad atnešti gerą į šitos namus. Aišku, jeigu pavienis žmogus galvoja, kad dabar nusipelnysiu kažką, tai vargas jam. Bet aš manau, kad čia nėra tokių, kurie galvotų apie nusipelnimą. Aš galvoju, kad čia yra žmonės, kurie pergyveno Dievą, kurie išgyvena Dievą šitoj vietoj, kurie klauso Dievo. Nors kartais reikia ir išgyti, bet jie klauso Dievo ir jie girdi jo balsą. Ir jie girdi jo kalbą, kai jisai meldžiasi. Jie girdi atsakymus iš Dievo. Tai va, tai būkit tada palaiminti, kiek čia dar to laiko aš turiu. 6 minutės. Būkit palaiminti, mąstykit Dievo žodį, gromuluokit Dievo žodį. Tai va, tai